Netrukus prasidės tai, dėl ko audringos nuotaikos pradeda rimti. Tuo jie vėl vienas po kito eis į sceną, žinodami, kad sudainuoti galės tik vieną dainą. Aš nežinau, aš niekada taip nesijaudindavau. Viena daina ir arba tu keliauji namo, arba pradedi kelią į šlovę. Dabar, kai yra paskutinis laiptelis, po kurio prasidės profesionalus muzikinis darbas, kad viena daina, vienas dainavimas, vienos tos 2-3 minutės, tiek daug visko lemia. Viskas priklauso nuo tiek mažai. Laurynas Juozas Liutkus jaudinasi tikrai ne be pagrindo. Pastebėjote, kad jis X Faktoriuje jau ne pirmą kartą rodosi apsivilkęs uniformą. Ne, tai nėra įvaizdžio dalis. Laurynas vienas pirmųjų Lietuvos savanorių prisiekusių tarnauti tėvynei. Net negalėtų būti kitaip. Net neįsivaizduoju, mes elgiamės taip ir mūsų sūnus, ir dukra taip pat elgsis, ir mūsų visi artimieji. Lauryno mama sausio 13-osios medalių pagerbta žurnalistė, o šeimoje žodis tėvynė visada turėjo šventą prasmę. Mūsų sūnus yra irgi kažkada, kai spaudoj pasisakęs, Olekai grąžink šauktinius, Olekas jį išgirdo ir grąžino. Verkia tik silpnieji. Ir viskas. Tačiau Lauryną pašaukė ne tik tėvynė, muzika ir scena, tai, ko jis siekia jau seniai. Atrankų metu iš teisėjų gauti 4 taip, kol kas didžiausias ir pats svarbiausias įvertinimas. Turi 4 taip, tu keliauji kitą etapą. Ačiū! Su tuo sutiko ir Lietuvos kariuomenės vadovybė, išleidusi kareivėlį į dar vieną, patį svarbiausią X Faktoriaus etapą. Turėčiau turbūt galvoti apie pasirodymą, bet kažkaip galvoju apie paskutinius kuopos vado žodžius, nepadaryti kariuomeniai gėdos. Sakiau, stengsiuos. Sakė, nepadaryk gėdos ir patek. Sakiau, klausau tamstą, tai dabar galvoju, kaip įvykdyti tą įsakymą. Savanoris turi būti pasirengęs visada, todėl nenuostabu, kad būtent Laurynas į sceną žengs pirmasis. Tu pirma. Ką? Labadiena. Labadiena. Ką, Laurynai, tai išties rimta dienelė nusimato. Kai kuo viskas baigsis, priklauso tik nuo tavęs. Linkime tau sėkmės. Iš tikrųjų, kol dar neatėjo ta pabaiga, tai norėčiau perduoti linkėjimus. Gal tai bus startas ir nebus šiandien finišas, gal bus ilgas startas. Ne, iš tikrųjų, tai labai norėčiau perduoti linkėjimus savo kuopai, kuopos vadui ir visiems kitiem karininkam, kariam žinoma. Visai Lietuvos kariuomeniai ir draugam, kurie atėjo palaikyti. Falling in
Ačiū. Spausk prenumeruoti ir nepraleis nei vieno video. Daugiau apie X Factorių rasi naujienų ir pramogų portale tv3.lt.